Futbole tai būna, aš ir prieš varžybas sakiau, kai susitinka dvi apylygės, sakykime, šiai dienai komandos, tai viską gali nulemti viena klaida, kurią priešininkai arba išnaudoja, arba sugeba išnaudoti. Tai taip ir šias rungtynės galim sakyti taip, kad ko gero žaidimų nei treneris, nei aš turbūt savo komandos nesu patenkintas, todėl akcentavom galbūt, kad stengiasi kuo mažiau klaidų daryti. Deja, pirmo kėlinį Žalgiris pasinaudoja vartininką gynėjo nesitarimų, įmušo įvartį. Aišku, mums šiai dienai, sakyčiau, labai trūksta puolime žmonių, traumuotų žmonių, trūksta aštrumo, kad centre dar palaikom kamuolį, bet priekį dėja nieko nepavyko šiandien sukurti ir jauniems žaidėjams išėjusiem po keitimo taip pat nieko nepavyko kažką daugiau rodyti, kažką daugiau padaryti, negu jie gali. Taip kad, sakyčiau, toks rezultatas viso šito, paprasčiausiai Žalgiris išnaudoja vieną mūsų klaidą, su kuo aš sveikinu jas, kaip sakant, kad, aišku, nesinorėtų, kad priešininkus, kad laimėtų, bet po varžybų, sakau, sveikinu jos ir turbūt jie šiandien labiau norėjo ir laimėjo. Tai aš turbūt sakiau, kad labiausiai netenkino puolėjo žaidimas, galbūt krašto saugų. Šiandien kai kurie žaidėjai nuvylė, nepildė visų nurodymų, nebuvo aštrių perdavimų, aišku, puolėjai neužsikabino už kamuolių. Ir aišku, ta vienintelė klaida, bet čia, sakykime, galbūt patirties toka, dar kažko, vartininko patirties toka, naujas vartininkas galbūt dar nesusižaidė su gynėjais. Netenkino pralašimus visų pirma, tai aišku. Matosi iš veidų matyti, kad išvargęs. Aišku, džiaugiamės. Svarbiausia šiai dienai 3 taškai. Kažkas gavosi žaidime, kažkas ne. Dabar ant karštų nesinorėtų kažką tai analizuoti žaidimą. Šiai dienai, sakau, svarbiausia 3 taškai buvo. Aišku, jautėsi ir pirmą kėlinį pas vaikinus, ypatingai pirmą kėlinį jaudulys. To pasiekoja, aišku, didelę persvarą turėjo Šiaulių komanda. Galėčiau pasakyti apie Šiaulius, rimtas varžovas šiandieną. Rimtas priešininkas. Reiškia, komanda fiziškai pasiruošusi, o man buvo tokių minčių pirmą kėlinį, gal vaikinai pervargė, bet pasirodo klydau. Kodėl taip įvyko, nežinau. Paklausiu, nuėjęs į rūbį.
kurie nežaidė nuo pirmos minutės. Mažo kas. Pasiruošimas 2 mėnesiai. Viskas gali susidėti. Gal kažkas blogai miegojo, nors nesakė man apie tai. Abejonių visokių gali būti. Kad daugumą iš jų pripratę prie didesnės auditorijos žaisti, man atrodo. Susidėjo daug faktorių, aišku, ir tos pirmos rungtynės. Bet pagrindinis tai ką, stiprus priešininkas. Žaidi taip, kai leidžia tų priešininkų.